Sveiki visi! Jūs žiūrite kanalą Bitai ir Baitai. Tai 101 pamoka, kurios metu mes kalbėsime apie apibendrinimo apribojimus. Prieš pradedant, prašau paspauskite mygtukus like ir subscribe. Įsivaizduokite, kad mes norime parašyti funkciją, kurią praeis pro kažkurią kolekciją ir paskaičiuos visų elementų sumą arba tų elementų vidurkį. Jeigu mes pabandysime parašyti tokį apibendrinimą, pas mus vyks klaida. Kaip jūs matote, mes negalim nei sukurti to objekto, nei sudėti tos objektus. O viskas yra dėl to, kad ne kiekvienas tipas turi operatorių plus ir ne kiekvienas tipas turi konstruktorių be argumentų. Bet mes galim pasakyti, kad ta funkcija turi veikti tik su tais tipais, kurie turi ir konstruktorių be argumentų ir kurie turi plus operatorių. Pažiūrėsime į pavyzdžius, kaip tai galima padaryti. Kaip jūs matote, kol kas viskas veikia. Bet mes galim tik paimti tą value ir jį išvesti į ekraną. Bet jokių papildomų dalykų mes čia padaryti negalim. Tarkim, mes negalim realizuoti tokio dalyko. O tam, kad tai galima būtų padaryti, mes turime parašyti raktažodį where po mūsų tipo. Jeigu aš pasakysiu, kad T būtinai turi turėti konstruktorių be argumentų, tai viskas pas mane suveiks, aš be problemų galėsiu sukurti naują objektą to tipo T. Bet pažiūrėsime į viršų. Pas mus dabar įvyksta klaida. Mes negalim ten perduoti string tipo. O viskas yra dėl to, kad string neturi konstruktoriaus be argumentų. Ir čia pas mus įvyksta klaida. Mes negalim sukurti tokio stringo. Tai mes iš anksto prieš kompiliuojant programą jau patikrinam tai. Toliau mes galim padaryti kitą apribojimą. Mes galim pasakyti, kad tas tipas T būtinai turi būti arba struktūra, arba klasė. Jeigu mes parašysime taip, tai mums jau netinka tie du tipai. Mums netinka nei string, nei sum class. Ir kaip jūs prisimenate, bet kokia struktūra pas mus turi konstruktorių be argumentų, dėl to mes čia ir galim padaryti va tokį dalyką, parašyti taip new. Arba atvirkštinis variantas class. Bet ne kiekviena klasė pas mus gali turėti konstruktorių be argumentų. Dėl to čia ir įvyksta klaida. Taip pat mes galim pasakyti, kad mūsų tipas T gali būti tik kažkoks enamas. Ir tada be jokių problemų mes galim pasiekti visus elementus mūsų enamo ir išvesti tos elementus į ekraną. Mes kreipiamės prie enam, sakome, kad mums reikalingos visos reikšmės ir mes gausime masyvą tų reikšmių. Ir tada be jokių problemų galėsime praeiti ir viską išvesti į ekraną. Jei paleisim tą kodą, tai ir pamatysime, kad pas mus ir yra tas 1A. Jeigu pasakysime, kad mūsų enamas turi daugiau reikšmių, tai daugiau reikšmių mes čia ir gausime. Taip pat mes galim nurodyti, o koks konkrečiai pas mus tipas turi ten būti. Tai mes pasakome, kad čia gali būti sum class arba bet koks jo vaikinis tipas. Taip pat galim čia parašyti ir kažkokį interfeisą. Tai čia gali būti bet koks T, kuris implementuoja tam tikrą interfeisą, kuris čia yra nurodytas. Arba mes galim tos dalykus kombinuoti. Tarkim, mes pasakysim, kad gali būti tik sum class tipo objektas, kuris dar implementuoja tą interfeisą. Ir jeigu mes sukursime tokį tipą, tai ir su tuo tipu derived class mes galėsime deklaruoti mūsų generic typą. Taip pat mes galim nurodyti čia ir daugiau interfeisų. Pasakyti, kad turi būti dar implementuotas iEquatable nuo T. O šiuo atveju mes matome, kad T tai pas mus ir bus tas derived class, tai čia ir implementuosime tą iEquatable. Ir turime parašyti bet kokią realizaciją. Kol kas tiesiog padarysime, kad grąžintų true. Ir kaip matote, dabar viskas toliau veikia be jokių problemų. Taip pat mes galim pasakyti, kad mums būtinai reikalingas konstruktorius be argumentų ir jeigu čia mes tokio konstruktoriaus neturėsime, tai pas mus įvyks klaida. Jeigu čia bus tik konstruktorius su argumentais, mes negalėsim sukurti to tipo. Bet kaip tik atsiranda konstruktorius be argumentų, kuris implementuoja tos du interfeisus ir paveldė sum class, tai mes galim čia toliau dirbti. Ir tikriausiai būtent dėl tos priežasties, dėl to raktažodžio where ir buvo sugalvoti static abstract elementai interfeisuose. Pavyzdžiui, kaip pamokos pradžioje mes norime parašyti funkciją, naudojant kurią galim paskaičiuoti visų elementų sumą. Tai mes tai galime aprašyti tokiu būdu. Mes sukursime sum funkciją, kuria dirba su kažkokiu T tipu ir mes tai tipo masyvą čia ir turime perduoti. Ir sakome, kad tas T būtinai turi implementuoti interfeisą addition operators. Ir kaip jūs prisimenate, ten viduje yra static abstract operatoriai, kurie nurodo, kad turi būti implementuotas plus ir checked plus operatorius. Ir kai mes implementuojam tos dalykus, mes galim skaičiuoti čia sumą. Jeigu aš tą where panaikinsiu, tai to daryti mes jau negalėsim.
Mes galim sukurti net savo tipo vector2, implementuoti tą interfejsą ir atlikti tos pačius veiksmus. Dabar viską išvesime į ekraną. Ir kaip matome, tikrai gerai galim paskaičiuoti sumą. Galim pridėti dar vieną apribojimą, pasakyti, kad čia būtinai turi būti tipas, kuris turi konstruktorių be argumentų. Ir taip irgi veiks. Ir mes čia pasakysime, kad T būtinai turi turėti operatorių plus, jis turi turėti dalybos operatorių, kur mes galim dalinti iš into ir kuris turi konstruktorių be argumentų, kad mes galėtumėm tą tipą perduoti į sum funkciją. Prie mūsų vector2 implementuosime tą interfejsą. Ir dabar galim pastebėti, kad su intu ir vector2 viskas veikia gerai, bet su floatu ne, nes float neturi dalybos iš into. Float mes galim padaryti tik iš pačio floato. Na ir užkomentavus floatą, mes matome, kad su int ir mūsų vector2 viskas veikia be problemų. Tai dabar jūs žinote, kaip naudoti where raktažodį. Jei norite užsakyti pamoką, galite tai padaryti paspaudus pirmą nuorodą video aprašyme. Ačiū, kad žiūrėjote, lauksiu jūsų kitoje pamokoje.